Garbė Jėzui Kristui. Šiandieniniame Kalėdų aprašyme nėra nei ėdžių, nei piemenų. Todėl galime manyti, kad jis netinka šiai Kalėdų atmosferai. Ir vis dėlto šią Jono Evangelijos ištrauką skaitome jau trečią kartą per 10 dienų. Kodėl bažnyčia mums pateikia tokią sunkiai suprantamą Evangeliją? Argi mums neužtenka ėdžių, avių, trijų karalių ir žvaigždės? Manau, taip yra todėl, kad šventasis Jonas teologas turi tokią didelę kaktą. Matyt, dalininkai, norėdami ant ikonų parodyti, kad konkretus šventasis buvo labai išmintingas, tai išreikšdavo piešdami didelę kaktą. Galite pažiūrėti mūsų šventasis Joną. I dažnai raukšlėtą. Daugelis kitų išmintingų šventųjų svarstė, ar viešpats Jėzus tapo žmogumi tik tam, kad išgelbėtų mus nuo gimtosios nuodėmės padarinių. Tai yra, kad mus atpirktų nuo piktojo. Aš neturiu tokios didelės kaktos, todėl papasakosiu, kaip į šį klausimą atsakė šventasis Maksimas Išpažinėjas. Šis šventasis pateikė puikią sintezę. Jis rašo, kad svarbiausias tikslas, dėl kurio Dievas tapo žmogumi, yra tas, kad žmogus galėtų tapti Dievu. Taigi šiuo atveju tai buvo ne tik tam, kad išgelbėtų mus nuo gimtosios nuodėmės padarinių. Per Kalėdas Dievas susivinijo su kūrinija. Jis sutaikino žmogų su savimi, kad žmogus atrastų savyje visišką panašumą į Dievą. Pasaulio sukūrimas buvo pasirengimas dieviškumui, kuris turėjo įvykti. Deja, bet pakeliui įvyko nesėkmė, arba tai, ką vadiname gimtąją nuodėmę. Todėl įsikūnijimas, sūnaus atėjimas pirmiausia turėjo ištaisyti šią nesėkmę, o paskui įvykdyti tai, kas turėjo būti atlikta pasaulio sukūrimo pradžioje. Šventasis Maksimas ir kiti šventieji taip pat klausė savęs, ar Dievas būtų gimęs, jei žmogus nebūtų padaręs gimtosios nuodėmės. Ir atsakymas yra taip. Dievas būtų gimęs. Per Kalėdas Dievas, kuris buvo nematomas, atsiskleidžia, tampa žinomas. Jis išėjo iš neprieinamos šviesos, kad visiškai sujungti į visišką bendrystę su žmogumi. Tiek šventajam Maksimui Išpažinėjui, tiek šventajam Irenėjui, vadinamiesiems apaštališkiesiems tėvams, tai yra
kosminis įvykis. Jie aiškina, kad žvelgiant į pasaulio istoriją, per Kalėdas pasiekiame kulminacinį momentą, kai įvyksta didžiulis sukrėtimas. Tai yra įsikūnijimas. Žinoma, pasaulio istorija tęsiasi toliau, bet tai yra svarbiausias taškas. Tai taškas, leidžiantis žmogui pažinti, kas jis yra. Dievas, tapęs žmogumi, kviečia žmogų į kažką, kas jį pranoksta, į bendrystę su Dievu. Ir tai vadinama sudievinimu. Visiško panašumo į Dievą patirtis. Labai dažnai kalbame apie atpirkimą, atgailą už nuodėmes, bet galbūt per retai kalbame apie šį didįjį Dievo kvietimą. Dievas tampa žmogumi, kad žmogus galėtų tapti Dievu. Tai labai aukštas žmogaus prigimties pakylėjimas. Tam ji yra sukurta ir skirta. Šis dieviškumo momentas labai svarbus, nes parodo, ko mes siekiame. Nes jei sakome, kad siekame dangaus, rojaus, tai visą laiką reiškia kažką, kas yra kažkur toli, tai kažkas, kad turėtume užsitarnauti ir galbūt tada ten būtume, bet net ir ten danguje aš visada liksiu tas pats vargingas aš, kuris tai laimingai gyvens. Būtent tai dažniausiai ir įsivaizduojame. Kita vertus, kai kalbame apie sudievinimą, kalbame apie visiškai kitokio matmens atradimą, apie tai, kas mes esame ir kad tai vyksta dabar, nes visas mūsų gyvenimas, visa mūsų kova yra Dievo gimimo mumise procesas. Tai ir yra paslaptis. Kiekvieną kartą Dievas gimsta mano širdyje, atrandant šį panašumą į Dievo atvaizdą. Tai ilgas procesas, nes Dievo atvaizdas jau yra manyje. Tas atvaizdas, kurio negaliu išmesti. Viskas, ką galiu padaryti, tai prarasti panašumą į jį. Užbarstyti jį smėliu ir tapti žemiško žmogaus atvaizdu. Priešingai, tai, ką darome praktikuodami savo krikščioniškąją gyvenimą, yra iš naujo atrasti savyje šį panašumą į Dievą. Tarsi valome tą veidrodį savyje, kad pro jį įžvelgtume ir pamatytume, jog tai yra tas, kurio ieškojau. Taip iš naujo atrandu šį panašumą. Kaip tai padaryti? Leisti Dievui mane patraukti ir sekti paskui jį. Nes tikrasis pažinimas yra meilė. Kristus veda mus į slėpinius meilės kelių. Žinoma, tai susiję su tam tikra rizika.
nes jūs leidžiatės į nežinomybę, leidžiate save patraukti į tai, kas dažniausiai jūs pranoksta, į kažką, kas nesuvokiama, kas yra slėpininga. Tačiau tik šis kelias yra link pažinimo, meilės ir vienybės pilnatvės. Pirmiausia, reikia leisti, kad Dievas mane patrauktų. O paskui ateina supratimas. Iš tiesų, būtent tada gyvenimas įgauna šitą daugiau. Tik tada žmogus pradeda patirti, kad jis yra ne tik tai, ką liečia, ragauja ir girdi, kad yra daugiau, daug giliau ir daug plačiau. Štai kodėl kartais verta apmastyti šiose šventėse slypintį slėpinį. Šiuos dalykus nėra lengva suprasti, tačiau verta kartais pasistengti giliau suprasti tai, ką kasmet švenčiame.